Tai aš esu Agnė Muralytė, aš kuriu judesio teatrą ir tuo užsiemu nuo 2015 metų, taip manyčiau, kai baigiau bakalauro studijas ir išvažiavau į Varšuvą dirbti judesio teatre. Tai buvo 15, dabar 25, tai 10 metų. Judesio menas man niekada nebuvo hobis, aš niekada neužsiminėjau to savo malonumui. Aš visada tai žiūrėjau kaip į savo profesijos dalį, nes esu aktorė, tai visada galvojau, kad tai, ką darau, tai yra mano profesija. Esu labai laiminga, kad turiu labai gerą mokytoją Prancūzijoje, Claire Hagen, kuri išmokė arba moko kalbėti judesiu. Tai aš irgi nieko nesakyčiau žodžiais, tiesiog pasakyčiau, prašom pažiūrėti ir viskas bus aišku. Idėjos mano spektakliams gimsta iš sukrėtimų, kuriuos patiriu. Taip sakyčiau, 2 paskutiniai spektakliai. Tada yra vienas spektaklis, kurio mintis tikriausiai gimė iš vieno pasakojimo, vienos novelės, bet vėlgi pavirto tarsi tokių savęs bandymų suprasti. Tai manau, kad viskas tiesiog gimsta iš to, kas many viduj sėdi ir tada tai verčiasi į kažką, ką mato kiti. Kūnas man yra vienas, jis man visas kalba, gali kalbėti po kažkokią dalį, gali kalbėti rankos, kojos ar galva, ar kažkokie judesiai klubos ir taip toliau, bet man jis yra vienas, o daugiausia emocijų tai tikriausiai jaučiu krūtiniai visada ir manau, kad ten gyvena toksai tiesos jausmas, kuris ir išreiškia tas emocijas. Repeticijose mano energija nėra tokia, kokia yra pasirodymo metu. Pasirodymo metu mano energija yra kaip žvėries. Aš galiu atrodyti labai ramiai, bet viduj aš nusiteikus labai kovingai, nes aš gaunu daug energijos iš žiūrovų ir aš ją bandau grąžinti atgal, tarkim, ar tiesiog padaryti maksimaliai geriausiai, ką aš esu paruošusi. Tai tam reikia labai didelio susikaupimo, iš tikrųjų, kurio kartais neturiu repeticijų metu. Požiūris keičiasi dabar į lėlių teatrą, į tai, ką jisai gali, tai apie ką jisai gali būti, apie tai, ką reiškia būti už lėlės, nematomam aktoriui. Anksčiau tai manęs visiškai nedomino, domino ekspresija ir draminis psichologinis teatras. Dabar kuo labiau nuo to tolstu, tuo labiau branginu judesį su objektais ir absoliučią galimybę nekalbėti spektaklio metu. Didžiausias ryšys su žiūrovu yra gatvės teatre, kai nėra scenos, kai mes susitinkam lauke, kai mes susitinkam tam tikrą dieną, tam tikroje vietoje, tam tikrų laikų ir aš matau tos žmonės. Aš iš tikrųjų jas matau prieš ir po. Gal kai susikaupiu nebematau spektaklio metu, bet tai yra toksai džiaugsmas susitikti tuos žmonės ir būti su jais vienoje vietoje, neužsidarius, be jokių teatro scenos ribų. Jo, mano spektakliai tiesiog jaučiu net nebūtų be žiūrovo tokie, kokie yra. Aš juos vaidinu ir tada suprantu, kad žiūrovas man padeda tos spektaklius išpildyti, suprasti, užauginti, perduoti. Ką norėčiau sau palinkėti, perduoti, nepasiduoti, sekti savo vidumi ir kurti judesio teatrą, gilintis ir tikėti, kad mano pasirodymai yra verti žiūrovo laiko ir linkiu savo sulaukti pripažinimo, kad man nebereikėtų rašyti anketų į festivalius, bet festivaliai patys mane pakviestų. Tai tiek.